Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Čia dabar didelių įvykių pasaulyje aplink tarptautinių, sakykime, šešėlyje įvyko dar vienas toks iš pažiūros nereikšmingas dalykas, bet mano manimu tai yra nusikaltimas ir baustinas turėtų būti baudžiamąja atsakomybė. Tai vat labai trumpai pasistengsiu. Esu skelbęs, kad dirbu viešajam transporte, mums yra suteikiamas pagal sutartį nemokamas važiavimas. Būdavo parodai tarnybinį pažymėjimą ir jo važiuoji, naudojasi. Ir čia prieš metus ar du staiga pasakė, tvarka keičiama, dabar visiems bus išduodamos judų kortelės. Na, kaip ir visiems normaliems eiliniams keleiviams gali pirkti, papildyti metams ir panašiai, tai mūsų atveju metams. Pradėjau galvoti, o kokia čia prasme, nes dar primenu, judų kortelę dar gali duoti artimam savo šeimos nariui, draugui, galų gale nesvarbu, tai būtų nedidžiausia bėda, vis tiek man suteikta, aš reiškia, vis tiek aš gaunu naudą, sakykim taip. Ir dabar galvoju, pačios kortelės kainuoja, vis tiek kainuoja, jų administravimas taip pat kainuoja. Pasirodo, išeina straipsnis, kad Vilniaus savivaldybė nutarė populiarinti viešai transportą ir suteikia metinius bilietus ministerijų žiurkėms ir savivaldybės narkomanams. Na, dar paminėti reiktų tiesos dėlį, kad gauna. Mokytojai, nežinau, visi ar ne visi viešasis sektorius, gal ten kurie medikai, socialiniai darbuotojai. Tai suprantat, aš jokių būdų ne už tą naikinimą, aš būčiau šalininkas, kad tas viešasis transportas būtų nemokamas. Ir čia tik tai sakytų tam Estijos verslininkui, avulėlį pasipurtik. Ir jisai būtų nemokamas, pigiau, nes nereiktų kontroliuoti jokių bilietų ir panašiai. Tai va, ir žmonės noriu važiuotų, vis dėlto tai nemokama, suprantat. Va, toliau. Dabar čia neseniai pasirodė Benjaminas Kunskas džiaugiasi, čia toks meras niekam tikęs Vilniaus žmogaus, vyro, piliečio parodija. Bus atskira kortelė, nemokamas važiavimas ukrainiečiams. Jie ir taip turėjo, reikėdavo parodyti ten asmens dokumentą, gerai, tebūnie ten tas dokumentas, gal ten daug darbų, jeigu čia irgi ginčyti tie dalykai, ukrainiečiai patys to neprašo, iš karto tiem minkšto momenėlio savininkams sakau, kurie ten už Rusiją ir panašiai, čia galite neklausyti toliau, ukrainiečiai to neprašo, jie dirba ir neblogai dirba, užsidirba jie ir dėkingi už tai ir jie gali nusipirkti tos bilietus, bet nesileisiu toliau, čia yra padaryta kaip, dabar reiškia padarė tas judų korteles, kodėl mums. Mes parodydom, viskas aišku, viešo transporto darbuotojas, viskas aišku, vairuotojas, yra. Parodai kontrolė ir žmonės mato. Bet dabar, jeigu sakytų, savivaldybė žiurkė, rodo pažymėjimą, važiuoju nemokamai, žmonės tai matytų. Tai narkomanas savivaldybės žiurkės iš ministerijos žiurkė, iškia rodo dokumentą ir tai kiltų didelis pasipiktinimas, nes tai būtų vieša, suprantat? Ir dabar vėlgi. Tas būtų pusė bėdos, kodėl ukrainiečiams taiga prireikė atskirai kortelės. O aš pasakysiu kodėl. Todėl, kad tie žmonės pradeda integruotis, puikiai dirba. Jie pakankamai artimi mums savo mentalitetu, nors netokia pat nesvarbu čia. Tai reikia supykdyti, nes visi minkšto momenėlio savininkai iškart puolė rėkti Facebook'e visur, kodėl ukrainiečiams ir panašiai. Ir dabar atskira kortelė. Tai čia panašiai kaip tas geltonas šešiakampis buvo per karą. Labai neseniais laikais Rusijos partija TSLKD buvo įvedę mums galimybių vadinamus pasus, tą šuns dokumentus. Tai čia tas pas analogas šitą šuns dokumentą. Ir aš, pavyzdžiui, visus ukrainiečius savo kolegas informuosiu, kad jūs neužkipkite ant to, tai yra įžeidimas, žeminimas jūsų. Ir aš tik taip traktuoju ir jiems siūlyčiau taip pat elgtis. Aišku, žmonės norės to nemokamą važiavimą, jiems tos šuns bilietus. Bet šiaip Benjaminas Kunskas tai jau daro kelintą nusikaltimą ir šiuo atveju tai yra baudžiamas nusikaltimas.
už tikrai nesantaikos tautinės ir prieš vieną grupę nukreiptas, reiškia konkrečiai prieš ukrainiečius. Nes žmonės ir kiti ir normalūs žmonės pavargę nuo to karo, pavargę, kad mūsų valdžia meluoja, trukdydama ukrainiečiams gintis ir vogdama. Viską tą matydami žmonės suverčia, sakykime, kaltę ukrainiečiams. Tai čia dar vienas Benjaminas Kunsko bandymas prisidėti, pilti alyvos į tą ugnį. Kad, reiškia, aš mačiau panašų tokį variantą Rusijoje, dar čia prieš pat visus covidus, kai aš ten važinėjau su fūra. Dabar nepamenu, ar Stavropolė, ar Rostove. Nesvarbu kur, bet vienam iš tų miestų važiuoji, yra tokis, kaip ne ekranėlis, kas ten nežinau, ir prideda, nepastebėjau, ar tai žetoną kokį, ar kortelę, ką jie prideda. Ir garsiakalbis garsiai sako, pensionier, pavyzdžiui, bezrabotный, lьготник, ten paskui dar ten visokius skelbia, nepamenu, polnai bilėt, kažkaip ten kažką, vienu žodžiu apie kiekvieną praneša. Tai čia, va, žiūrėkit, mūsų šitie, atsiprašau, kovotojai už vakarietiškas vertybės elgėsi grinai kaip Rusijos atsiprašau, kaip Rusijos provincijos šitie biurokratai. Tai va, aš paminėsiu dar kartą, kad jie padarė nusikaltimą, nupirkę laivus už Korėjos ant pensininkų, neįgaliųjų, moksleivių, daugiavaikių šeimų, visų mažas pajamas gaunančių žmonių, kurie negali sau leisti į darbą važinėti automobiliu, važiuoja viešuoju transportu, tokių pakankamai daug važiuoja anksti ryte, žinau, matau. Padarė nemokamą važiavimą ministerijos žiurkėms ir savivaldybės narkomanams, tai kad turėtų elektoratą savo ir dar paslėpė po judu metinių bilietų, kad žmonės nematytų. Tai žmonės matykite. Matykite. Ir sakau, ir dėl ukrainiečių konkrečiai taip pat. Specialiai išskiria vieną grupę su kažkokiu šuns bilietu. Kad štai ukrainietis. Tai sakau, žmonės jaudrinti tų visų įvykių, kas vyksta aplinkui, tos mūsų banditų valdžios. Dabar nukreipti nori pykti ant ukrainiečių. Tai vat, tokia, galvokite. Pasidalinkite, būtinai komentuokite. Tai komentuokite, konstruktyviai. Tai va, gero vakaro visiems ate.